Tai labas vakaras visiems. Atsiprašau, kad per pusnis šiek tiek pavėlavau. Kadangi aš pradėjau, tai nuo savęs pradėsiu prisistatyti. Esu Inesa Vaitkūnaitė, pedagogė, žurnalistė. Ir iš tiesų prisidėjau prie šitos knygelės redagavimo. Ir labai džiaugiuosi, kad pagaliau akivaizdžiai susitinku su šitos knygelės autorė. Nes nuolat komunikuodavome per nuotolį ir tikrai paliko labai didelį įspūdį. Taip pat, aišku, turiu pristatyti Rūtą Čigrėjūtę, dailininkę. Tikrai knygeliai, jos darbai suteikia tokį rekolekcinį postumį. Žinot, aš po daugelio metų, kai vėl ruošdamasi perverčiau knygelę, galvoju, čia galima rekolekcijas daryti. Vien žiūrėjimų, trumpas tekstas, įkvepiantis ir iliustracijos, kurios tikrai kviečia permastyti tiek istoriją, tiek Lietuvą, tiek pačią Adelę Dirsytę ir jos gyvenimą. Ir aišku, labai svarbus yra nuolat Adelės Dirsytės knygos pristatyme susitinkame su tėvu Antanu Saulaičiu, kurį turbūt visi pažįstat ir nėra čia ko labai daug apie jį pristatinant kalbėti. Bet kadangi jisai sakė, jog turi labai šventų pareigų ir turės greitai išbėgti, tai mes visus draugiškai sutikom, kad pradės pokalbį mums tėvas Antanas Saulaitis ir truputį papasakos, kaip jisai susijęs su Adele, su šita knygele. Ir aišku, kadangi Adelė Dirsytė yra tuo garsi, kad jinai parašė ypatingą maldaknygę, kuri iš Sibiro per visą Europą ir Aziją nukeliavo į Ameriką ir ten buvo būtent lietuvių išeivių išleista pirmą kartą ir tai paplito po visą pasaulį. Tai aišku, tėvas Antanas Saulaitis yra, tikiuosi, susidūrę su ta maldynėlio leidimu ir mums gali daug įdomių dalykų papasakoti. Čia yra ta pirma laida, išėjus 59 metų vasario 16, originalas ranka rašytas buvo 53 metų vasario 16, tai jau specialiai nutaikyta lygiai tai padaryti seselių vargdienių, kaip čia Lietuvoje vadina, nekalto prasidėjimo seselių spaustuviai Putname, Connecticut valstijoje. Ir šitą 59 metais mano mama dovanojo, kaip tik užrašė Putnamas 59 metai. Ir jos dydis yra toks kaip originalo, yra labai mažytė, vidus tas apdengta drobelė, tokia truputį šiurkštesnė arba tamsesnė negu ši, su tautinė tokia juosta, kaip juostos raštai. Yra viduj nuotrauka įdėta. Ir ji buvo pas jėzuitus daugybę metų, ilgesnė istorija su tuo. Gal aš iš karto ir sakysiu, buvo įdėta į rėmus, kaip tikro paveikslo rėmus, ne auksinius, bet tokius kaip auksuotus, didelius. Ir buvo gal kokių 9 kalbų vertimai sudėti aplinkui ir vidury originalas. Ir daug metų kabėjo pas mus ant sienos, paskui kai jėzuitų pradėjo mažėti, tai mes išėmėm iš to, kad būtų saugiau ir įdėjome į geležinę tą spintą, kur žmonės deda pinigus, jeigu jų turi, ar kitus brangius dalykus ir tenai buvo. Kiekvienu atveju mūsų namuose Čikagoje buvo ta knyga ir tas visas rėmas, kadangi buvo, kaip žinot, išversta į daugybę kalbų, aš atsimenu, anais laikais, olandų kalba buvo 200 000 egzempliorių. Tai jau yra pasakės, didžiausias iš visų vertimų skaičių. Kažkodėl tas atliepė tai, ką jie išleido olandų katekizmą 62 metais, kur buvo kaip ir perversmas bažnyčioje. Dabartinis mūsų katekizmas didysis yra panašus į tą olandišką, tas yra prieš 60 metų.
Vatikano antrojo pradžioj, net beveik prieš prasidedant parašyta. Tai labai geras laikas buvo kažkam, kas judintų žmonės. Žmonės kažko ieškojo ir tie, kurie pažangiausi, bažnytiniai kalbant, pirmyn žiūrėjo, buvo Olandai ir daugiausiai išvertė. Ir tada mes tą knygutę įvairiais būdais naudojam. Pavyzdžiui, kai būna Velykos, aš vis paskaitau maldą iš čia, Velykų nėra geresnės. Kristaus karaliaus šventė, nereikia jokių ten ilgų graudinančių pamokslų, tik reikia paskaityti vieną puslapėlį iš čia. Tai daug kur yra naudojama ištraukos įdėtos į tos malda knygėlės ir aišku, aš nežinau, kiek buvo laidų lietuviškai. Iš jėzuitų, kas išvertė ją, buvo kunigas Trumakas, Kęstutis Trimakas. Ir paskui su vertimu jau gal čia pasakos, kas nors buvo bėda Didžiojoje Britanijoje, ar ne, kadangi čia parašyta Marija gelbėki mus, o mūsų gelbėtojas yra ne Marija, o Jėzus Kristus. Tai neleido taip rašyti gelbėki mus, kaip angliškai jungtinėse May He Save Us. Tas atrodo gerai, o jie jau kitaip Britai žiūrėjo. Tai buvo ir tas vertimų klausimas visat bet kokioj kalboj, bet kokiu reikalu labai aiškus. Aš nežinau, ką daugiau sakyti, mes tik ir stovyklose naudodavom atskirius sakinius, kaip daugumoje stovykloje tiek skautų, tiek ateitininkų, tiek bendrai jaunimo, kaip Neringos. Tai visada būdavo toks tėvynės vakaras, lietuviškas vakaras su pamaldom, su partizano kapu, netikru kapu ir viso kita. Tai iš Sibiro maldaknygės tos maldelės tiko. Ir yra malda už mirusius tėvelius ir taip toliau. Begalinė, vienu žodžiu. Sakykite, vat, ta knygelė iš tiesų, man atrodo, ir pranešė mums visiems, kad buvo tokia Adelė Dirsytė. Galbūt mes jos ir nebūtume taip greitai atradę, atsiminę, suradę, kaip šita knygelė, kuri nukeliavusi į Ameriką. Sakykit, vat jums Amerikoje, ką reiškia šita knygelė, šita malda, ką jūs galvojate apie tada Adelę, apie tuos, kurie buvo ištremti Sibire, koks jūsų buvo požiūris, santykis, ką jūs kalbėdavote? Aš nežinau, mums buvo labai gyvas reikalas, kai aš buvau studentas, tai tas maždaug akmens amžiaus pabaigoj, 59 metais mes Fordamo universitete lietuviškoj programoj mokėmės vasarą, 20 ar kiek lietuvių studentų. Ir vienas mūsų uždavinių buvo suskaičiuoti, kiek Lietuva neteko žmonių per antrą pasaulinį karą per tą laikotarpį. Ir mes tą darėm žiūrėdami, kiek mokinių lanko mokyklą, kokio amžiaus žmonių yra 59 metais, 58 metais ir kiek turėtų būti vaikų, jeigu būtų augusi nuo karo nenukentėjusi Lietuva. Tai čia buvo visokie tie apskaičiavimai, kiek žuvo, kiek į Sibirą ištremta ir taip toliau, šalia to, ką iš kitų šaltinių. Tai mums buvo labai gyva, aš nežinau, kaip kitaip sakyti. Aš jūs pasakoju apie Romuvos stovyklą, skautų stovyklą Kanadoje, Toronto skautų ir Hamiltonų, kur yra Lapės ežeras, Fox Lake, ir laužavietė yra prie vandens ir yra toks dauba apskrita, kaip pasaga, ir visi sėdi taip daugiau kaip pusračių. Ir tada mūsų paskutinė giesmė, aišku, ateina naktis, bet prieš tai Lietuva brangi ir mes tas tiesiai į rytų pusę, į Lietuvos pusę yra. Tai tas viskas sąmoningai, nėra tik atsitiktinai čia kažkaip buvo, bet sąmoningai daroma. Tenai yra Lietuva ir už jos kas yra tie, kur yra ištremti anoj pusėje.
Tai visigi turėjo kokiu nors ryšių, ar ištremti, ar kaip kitaip. Mum buvo labai gyva tas viskas. Ir dabar dar norėčiau tada, Adelė Dirsytė buvo mokytoja, pedagogė. Ir ta pedagogė, man atrodo, išliko ir Sibire, tremtinį iki pat galo. Ir šitą knygą parašė taip pat pedagogė. Ir jūs ją labai gerai pažįstate, geriau negu mes visi. Ar jūs galėtumėt mums truputį pristatyti apie knygos rašytoją Grasildą? Aš kažkiek esu girdėjusi, kad netgi jūsų įtakoje jinai studijavo teologiją ir paskui tapo katechezės mokytoja. Aš nežinau, ar čia taip ar ne taip, gal galite trumpai. Aš nežinau, mes esam bendradarbės. Daugybę metų prie visokių, net nežinau, kada tas prasidėjo, bet ir vienas iš didžiausių pagal mane Grasildos darbų ar įnašų į mūsų bažnytinę kultūrą ir švietimo yra biblinė stovykla. 2 dienos tarp Kalėdų ir Naujų metų, kur 60 ar kiek vaikų būna ir visą dieną yra visokia programa. 2 dienos švento rašto ir baigėsi vaidinimu, kur tėvai mato kažkokį ten vaidinimą. Nepaprastas dalykas, bet tas išauga iš to, kaip moko sutvirtinimo, padeda ruošti sutvirtinimui, turi vadovėlį, aišku. Ir tame vadovėlyje yra uždaviniai, vietoj, kad tik tai kažkokius tikėjimo tiesas aiškint, kur nei suaugę, nei vaikai negali suprasti, yra 12 artimo meilės darbų kūnui ir sielai, nes maždaug taip mes tokie esame žmonės. Ir kiekvienas, kuris ruošiasi sutvirtinimui, turi atlikti kažką to kiekvienoje srityje. Pamaitinti alkaną, ten aplankyti ligonį ir visą kitą daryti, pamokyti nemokantį ir taip toliau. Ir paskui atsiskaityti. Mes darydavom, kad ateina pas kleboną, pas misijos vadovą ir pasišneka apie tuos visus dalykus. O kad lankė mokslus, tai kaip mes džiaugiamės, kai gavo diplomą magistro iš sielovados, ne kažkokių keistų dalykų. Mes neturim tiek daug žmonių. Ir kad taip sąžiningai, rūpestingai, pedagogiškai, bažnytiniai, pedagogiškai, sveikai. O čia vienas iš sunkiausių dalykų bažnytiniai srity. Tik tiek aš galiu sakyti, nes aš pavėluosiu į darbą. O žiūrėkit, kiek dar liko iki jūsų darbo? 1 minutė dar yra? 15 minučių liko iki pat darbo. Ar jūs galėtumėt mums prieš išeidamas paskaityti vieną maldą iš savo knygelės, kuri jums labiausiai dėliai patiko ir mes tada jūs išleistume, ar gerai? Devintinių maldos pabaiga. Viešpatie Jėzau, tu mano šviesa tamsoje, tu mano šilima šaltį, tu mano laimė varge. Dienos saulė šaukia mane į tave, žvaigždžių mirgėjimas vadina pas tave. Sniegas, balti žiedai kalba apie tavo skaistumą, Viešpatie. Amen. Ačiū tėvui Antanui labai už tas kelias skirtas minutės. Prašom prisiminti jūsų darbe. Ir tada mes, aišku, periname prie Grasildos, kadangi jau čia šiek tiek tėvas Antanas pristatė jūs, tai suprantu, esat sielovadininkė, magistrė ir pedagogė, ir kaip Adelė Dirsytė. Ir ar tiesa, kad jūs yra ateitininkė? Taip. Tai, žodžiu, galit pradėti tą tokią istoriją, kaip atsitiko, kad jūs susitikot su Adelė Dirsytė ir gimė šita knyga. Labas vakaras. Kaip kunigas Saulaitis irgi sakė, Adelė buvo mums visiems aktuali. Kada pirmą komuniją ruošiam, tai ten būdavo maldaknygė kaip dovana. Mes to laiku nežinojom, kas buvo Adelė Dirsytė iš tikrųjų, nes tas viskas tik vėliau paaiškėjo, kas parašė tą viską. Tai
tas maldingumas ir panašiai, galim sakyti, lydėjo visą gyvenimą. Bet kodėl šiuo momentu ir panašiai, kadangi aš katechetė ir dėstau vaikam visokius dalykus ir bandau gyvai pristatyti tos dalykus. Vieną, kaip sakant, jeigu vieną mintį galėčiau perduoti vaikam, yra, kad Dievas juos sukūrė šventus ir mūsų gyvenimo tikslas yra būti šventiem. Bet dėja, kaip sakant, trūksta pavyzdžių ir panašiai, ir pradėjau ten galvoti, norėčiau kažką pristatyti, tokį pavyzdį. Ir tai čia, žinai, viena mintis vyksta. Kita mintis yra, kadangi man esu, kaip sakant, irgi arkivyskupo Reinio giminaitė, tai tas visas skriauda, kur sovietai padarė mūsų tautai ir tas likimas ir panašiai, irgi visą laiką noriu perduoti vaikam, nes ypač mano vaikai, kada lankė mokyklą, visą laiką kalbėjo apie holokaustą ir žydų skriaudą ir tas yra gerai, bet aš tada kalbėjau su žinai, mokyklos vyresniojo ir sakau, kodėl tik tai holokaustą, ar jūs žinot, nes vaikai ėjo į katalikų mokyklas, ar jūs nežinot, ką sovietai katalikam yra padarę? Yra irgi žiaurus laikotarpis ir nėra mūsų istorijoje neaiškinama ir panašiai. Tai labai šviesiai tiesiai atsakė, nėra medžiagos. Nėra medžiagos, ką aiškinti. Tai iš ten ir taip ir tokios mintis, žinai, Adelė su savo maldaknyge, ten apie tą tremties istoriją ir kažkaip susijungė abu kartu. Atėjo momentas, šventosios dvasios veikimas ir prasidėjo mintis gal apie ją rašyti. Tai ta pradžia tokia. Tai aš labai džiaugiuosi, kad knygelė išėjo 20 metais, ar ne, man atrodo? 19, ar ne? Čia parašyta 20 užrašyta. Ir įsivaizduojate, va šiais metais, tai praėjus 2-3 metams pasirodo antra knygelė apie Adelę Dirsytę, kurią taip pat parašo pedagogė, taip pat moteris parašo. Tai man yra toks didelis ženklas, kad Adelė Dirsytė yra mums labai svarbi, ar ne? Jeigu mes norim apie ją kalbėti, apie ją rašyti, tai jinai mums kalba, mums kažką šiandien nori pranešti. Tai vat kaip jums, Grasilda, ir taip pat Rūtą noriu traukti šitą pokalbį, kuo šiandien mums Adelė Dirsytė iš tiesų prakalba, kuo jinai mums šiandien gali mums pasakyti ir svarbi, mums ir įdomi. Aš tai pasakysiu ypač, kas yra aktualu dabar. Ir prieš keletą savaičių tiek iš mūsų, kur yra ateitininkai, gal girdėjot, kaip kalbėjo arkivyskupas Kulbokas, kur yra Ukrainoje dabar. Ir jis, žinai, po viso pokalbio tenai ir panašiai klausimas buvo, kaip galim jum padėti. Ir žinai, mes visi ten laukiam to atsakymo ir jis sako, melskitės. Tik melskitės. Adelė parašė maldaknygę, kur parodo, kaip jos pačioj tą momentą, kada yra didžiausi skausmai, kada ją skriaudžia ir panašiai, ji neužmiršta, kad ji yra Dievo vaikas ir vis tiek sugebėjo su draugiam ten paruošti maldaknygę, nes malda yra labai svarbu. Taip ir man atrodo, kad Adelei taip pat buvo labai svarbu tiek malda, tiek krikščioniškosios tiesos, jos tarsi saugojo žmogiškumą žmoguje. Tame Sibiro tremtyje, tame vulgariame, baisiame santykyje, kuris buvo palaikomas su tremtiniais, tas nežmoniškumas, kurį mes šiandien matome Ukrainoje, ar ne, kur praeina
praeina Rusijos kariai, kas lieka ant toje žemėje, kas atsitinka su žmonėms toje žemėje. Ir man atrodo, kad šiandien Adelė vėl, tai, ką Adelė patyrė, šiandien mes vėl matome pasikartojantį po daugybės metų, ar net tas kartojas ir tas vat, jos krikščioniškosios vertybės malda, kuris sakė, kad šitame baisioje situacijoje mūsų žmogiškumą, nesugyvulėjimą, nesužiaurėjimą gali išsaugoti malda, ar ne, ir tikėjimas. Tai iš tiesų tas labai skamba ir tada Rūta dar nori irgi. Tai man atrodo, kad labai svarbi jos ištikimybės tokia pozicija kančios akivaizdoj. Aš manau, kad šiuolaikiniam žmogui ir man pačiai, man labai norisi išsisukti nuo bet kokių, kas susijęs su kančia, su nepatogumais. Ir manau, kad ir Europoje, ir Amerikoje tas labai aktualu, kad bet koks nepatogumas, blogas oras, kad čia net ir tai yra kažkas tenai. O jos ta ištikimybė, kuri iki šitokio, per kankinystę, kuri ateina, tai jinai yra toks, kaip čia pasakyti, galiu sakyti, nepatrauklus pavyzdys, bet jis bado akis. Tai vat man kaip tik tuo tokiu kontrastu mūsų tokiam patogiam gyvenimui jinai yra pavyzdys, savo tokių didžiulių kontrastų visų kūnų ir visą laikyseną ir savo tą širdim ištikimą, tai vat jinai tuo, man atrodo. Ir aš dar prisimenu, kaip jinai sakė, kad vat dabar aš suprantu, kas yra gyvenimas, kas yra prasmė, vat sako dabar tremtyje. Tada, kai mes gyvenome ir buvo Lietuvoje tas geras mūsų, tiek daug mes nesupratome, kiek dabar, kai atsidūrėme kančioje. Tai jinai mokėjo skaityti tą kančią ir tos kančios tokią didelę vertę ir prasmę. Ir aišku, kad tai krikščionybė, kuri jai tą vėrė, davė supratimą ir jinai tarsi vis dėkojo. Meldėsi už tuos, kurie ją nukankino, kurie ją ten žiauriai pavadino ar dar kažką padarė. Jinai už juos visą laiką melsdavosi ir kviesdavo visus savo mergaitės, kurias surinkdavo po gultais ar ne vakarais pasimelsti. Ir tas tikrai buvo jos labai gražus įprasminimas tos kančios ir suvokimas. Gerai, o dar tada, Rūta, vis tiek, kadangi jau pradėjai, gal gali dar irgi pratęsti apie savo susitikimą su Adelė ir savo raišką, kurią palikai šitoje knygelėje. Tai čia, kadangi prasidėjo nuo maldaknygės, tai aš kažkaip irgi gal pradėsiu irgi nuo maldaknygės. Adelės Dirsytės maldaknygę gavau, man atrodo, 2003 metais kažkur taip. Bet aš ją padėjau viršutinę lentyną prie neskaitomų knygų ir jinai manęs laukia daugybę metų. Tai va čia ta kantrybė tokia Adelės, iš Adelės pusės. Bet galiu pasakyti, kad visą šitą istoriją yra įsipinę daugiau tų šventųjų. Tai yra man dabar labai artimas palaimintasis Mykolas Giedraitis, taip, Mykolas Giedraitis. Tai buvo pamaldos, padėkos pamaldas už paskelbimą Mykolo Giedraičio palaimintuoju ir aš ten dalyvavau. Ir man tas jo paveikslas, jis tiesiog, kažkas tokio, sakyčiau, užbūrė, bet gal netinka prie katalikams sakyti tokio žodžio. Tai aš taip tupėjau ten prie jo ir aš galvoju, kokia yra, čia tai laimė, šitai šventą įtapyti. Čia viskas, tai yra rojaus būsena. Pastatykime 3 palapines, gera mums čia būti. Tai, aš grįžtu namo ir galvoju, reikia man tų palapinių čia pasidaryti, aš čia šventai pieštai čia yra, čia tai būklė, tai viskas, daugiau nieko nereikia. Ir aš bandau piešti ir nieko. Tokios klišės, nieko ten neišeina. Ir tada aš kažkaip meldžiausi jau, sakiau Viešpatie, aš noriu neblogo dalyko, aš noriu šventai piešti, kažkaip gal, ar gali man padėti?
aš apie tai, kad čia man kažkoks užsakymas, tai net nepagalvojau. Aš tiesiog galvojau, kad man, va tą įkvėpimą, va tuo metu, kai aš jau ten vėl susikaupsiu piešti, viskas bus gerai. Ir aš už kokio mėnesio staiga gaunu laišką nuo nepažįstamo žmogaus, kuris man sako, nenori čia šventąją papaišyti, maždaug taip. Aš galvoju, tai kaip aš dabar galiu sakyti ne, jeigu aš prašiau. Aš iškart sakau taip. Apie Adelę nieko nežinau, bet aš sakau taip. Vardą pavardę buvau girdėjus ir jau tai aišku, ta maldaknygė, bet aš nežinojau, kad taip. Ir tada aš jau skaitau, prašau atsiųsti medžiagos visus, kas ten yra parašyta. Ir galvoju, kažkokia ten buvo maldaknygė, kažkas ten pamenu prieš 10 metų ir kiek daugiau, 20 metų. Aš galvoju, reikia man paieškoti. Ir aš iškart randu tą maldaknygę. Juk žinot, kai ieškot knygos, tai kokios 2 savaitės savo lentynose. O čia aš iškart randu ir turiu tą knygutę. Bet ir prasidėjo. Ir tada supratau, kad ten jokia gera mums čia būti, reikės įlysti visą patį pragarą. Nes iš tikrųjų apie Adelę buvo parašyta ne per daugiausia. Teksto buvo taip santūriai labai. Tai man vis tiek reikėjo, kadangi piešiant vis tiek reikia labai daug dalykų padaryti. Neišeina, kad taip nupieši bet ką ir parašyti, čia Adelė. Taip neišeina. Turi žiūrėti laikotarpį, visokių tokių istorinių dalykų. Ir man teko lysti ir žiūrėti ir visokią filmuotą medžiagą, ir rusišką medžiagą iš tų visų lagerių ir visokių. Vienu žodžiu, perklausyti daugybę liudininkų. Ir kaip sakant, supratau, kad tas šventumas taip pigiai neteina. Kad jis kažkaip vis dėlto turi būti užmokamas gana tokiu, sakyčiau, krauju. Ir visi turi būti šventi, bet visi labai nori to savo. Nenori, turbūt sunku tai yra pasiryžti ir kaip tik tuo turbūt jinai mane ir nupirko. Ir tiesą sakant, Grasilda parašė apie tą nuotrauką ir atsiuntė iš kartas 2 nuotraukas. Jūs visi žinot, kaip jos 2 atrodo, turbūt žinot, kas domėjosi nors kiek. Nuotraukas skiriantis tik tai metai. 9 metus jinai išbuvo lagerį ir žmogus liko, tiesiog tik pasidarė vyresnis. Ir staiga per metus iš žmogaus nieko nelieka. Lieka tik tai, kaip sakant, drabužėlis. Tai ta nuotrauka, kaip ir Grasilda sakė, jinai sukrečianti, jinai yra sukrečianti ir jinai man buvo iš tikrųjų toks ir įkvėpimo šaltinis ir varomoji jėga, kad žmogus paaukoja savo kūnišką į būvį ir likęs ištikimas ir likęs mokytojas, ko labai aš gerbiu mokytojus, nes labai man sunku buvo jo būti. Suprantu, kiek reikia turėti pasišventimo. Ir beskaitant, aišku, tas taip pat atsiskleidė jos ta globa savo kaip sakyti, auklėtiniams. Neturėjo savo šeimos, tai jinai, jai tos mergaitės, tos kitos visiškai dar jaunos paimtos į lagerį, jai buvo turbūt jos šeima. Tai nežinau, ką čia dar nebeatsinešiau tos maldaknygės, bet ten yra iš tikrųjų tas nebejotinas. Man tai dabar jau nebejotinas, kai jinai atiduoda. Tu paimk iš manęs kančią, imk mane, jeigu reikia aukų, imk iš manęs, tik tai pasigailėk mano tautos ir mano artimųjų. Tai čia yra, kaip sakant, viską ir pasakė. Bet dabar man tokia mintis, žiūrėk, nuo 46 metų. 46 metais buvo Adelė areštuota ir tardyta KGB rūmuose, paskui Lukiškėse. Tada ją gabeno į Sibirą ir tiek daugybę metų jinai prabuvo Sibire. Kas atsitiko, kad staiga 52-53 metais per 1 metus jinai pakliūna į akiratį ir būna taip smarkiai iškankinama, išprievartaujama, nežinau, ir kad iš žmogaus nieko nelieka ir tiesiog nei dvasiškai, nei fiziškai ir jinai netrukus miršta. Tai čia matyti ir yra tas nepalūžusi dvasia, kuri tiesiog siutina priešą, nes
šiaip žmogų nukankinti ar ten jį pasiūsti darbus, tai ten mažai rūpi, bet jeigu tu matai, kad ypač jeigu tu matai, kad nepalūžo dvasia ir kad dar palaiko tuos visus kitus, tu gali ką nori, čia kaip ir mes sovietmečiu gyvenom, jūs galėjot ką norit, varyti mus į kokius komjaunimo susirinkimus, ten su transparantais ir reikia, vaikučiai viskas reikia, bet tu į galvą neįlysi. Ir čia buvo tas akivaizdus, kad jie į galvą neįlindo, nu ir įsiuto, nu tai ką čia padarysi. Čia apmaudo tas toks vat, žmogaus laisvės, tas akivaizdumas jo, tos laisvės, turbūt, kad ir kaip aš supratau, rado tą maldaknygę pas ją kratos metu, ar kažkas tai ten tokio, tai buvo, kad ją išvežė į tos kankinimus. Maldaknygė. Nu, kažkas tokio yra, tokių, matyti, tokių spėjimų yra, kad jos rado maldaknygę, nes vis dėlto tas gebėjimas jos organizuoti, tas mergaitės ir maldai, ir kažkokiam dvasiniam tam pakilimui, nu tai taip, aišku, kaip tai nepatiko kai kam. Aš kaip atsimenu iš prisiminimų, liudijimų apie Adelę Dirsytę, tai iš tiesų, kai jinai grįždavo, visi tremtiniai grįždavo iš darbų, buvo patikra ir juos visus patikrindavo. Ir štai vieną kartą grįžtant, Adelė buvo patikrinta ir išvesta, jinai nesugrįžo tada. Tai kodėl jinai nesugrįžo, tai vat, ką surado ten tokio, kas galėjo būti. Ir aišku, kad jos ryšiai su, būnant Gulage, ryšiai su vyrų kolonija, kur buvo kunigas ir kuris perdodavo švenčiausiai sakramentą per Adelę Dirsytę, tai eidavo ir Adelė Dirsytė mergaitėms po gultais dalindavo komuniją, daugybę dalykų, kurie galėjo tuo metu iš tiesų užkliūti, kodėl Adelė galėjo tada taip skaudžiai būti nukankinta. Grasilda, gal jūs dar pridėti turite? Istoriškai tai visos žinios vis tiek iš čia atėjo. Gal jūs dar turite irgi kokių nors susirinkę klausytojai minčių, idėjų, klausimų, ko norėtumėt mūsų paklausti. Beje, kiek jūs patys žinote apie Adelę Dirsytę? Ar jums čia nauji susitikimai pirmi, ar jau esate skaitę ir girdėję? Irgi labai įdomu, gal kažkas galėtų pasidalinti. Buvo toks įspūdingas knygos pristatymas Martyno Mažvydo bibliotekoje, kai staiga pasirodė, kad atvyko Adelės Dirsytės giminaičiai ir jie atvyko su visais Adelės Dirsytės tautiniais drabužiais. Tai buvo, žinot, čia kalbėjom ir staiga perėjom į auditoriją ir ten pradėjom kalbėti, nes pasirodė ten ir daug žmonių, kurie galėjo liudyti. Tai gal ir jūsų tarpe yra, kas turite gražių patirčių, ryšių su Adelė Dirsyte ir turite drąsos? Ne. Gerai. Tai tada, žinot, dar vieną tokį klausimą turiu iš tiesų. Tokį provokuojantį klausimą, pagalvokite, jūs labai gerai visi. Nes kai redagavau knygelę, tai aišku irgi labai domėjausi Adelę Dirsytę, perskaičiau, kiek ten suradau teksto apie ją. Ir dalinausi su savo kolegomis, kurie šiek tiek pažinojo Adelę ir sako, žinai, jinai nepraeis kaip palaimintoji, nes aišku, mums labai svarbu, ar ne Lietuvoje turėti kuo daugiau šventųjų, palaimintųjų. Nepraeis, sakau, kodėl? Sako, žinai, jos kūnas nerastas ir nežinom, kaip ją kankino. Gal jinai patyrė prievartą, gal seksualinę prievartą patyrė, ar ne? Ir gal jinai dėl to negalės tapti šventa. Ir žinot, neseniai, juk rugsėjo mėnesį, ar ne, popiežius paskelbė gal 10 seserų elžbietiečių, kurios buvo paskelbtos šventosiomis, kurios buvo rusų karių nužudytos, išprievartautos po 30-40 kartų iš karto. Ten, kai skaitai tą istoriją, ten yra žiaurūs dalykai. Ir jos paskelbė šventosiomis, kaip iš tiesų tos, kurios ėjo iki galo ir tikėjo siekė atstovėti savo tikėjimą, savo skaistumą. Ir buvo šitaip iš jų pasityčiota. Tai dabar šitame kontekste kaip Adelė atrodo? Mes labai viltingi, kad ji taps
palaimintoji ir tada šventoji. Aš tikrai manau, aš žinau, kur jūs pristatėte tuos, tai dalinai jos byla buvo neužmegsta, kadangi jį ten įtarė, kad jį, kaip jūs sakėt, sikiniai ar kažkas, ten vis randa, bet dabar džiaugiamės, kad truputį šviesiau į šitą reikalą žiūri, kadangi yra labai paprasta pasakyti, kad tas žmogus gal nėra šventas, kadangi kažkas atsitiko ar panašiai, bet tada kiek iš mūsų yra šventi nuo mūsų gimimo dienos iki mirties dienos. Tai tada ima ir taip truputį svarsto, kaip tą daryti. Tai tikimės. Man tai čia iš viso kažkoks keiščiausias klausimas, kaip čia gali būti šventumas dėl to, kad kažkas buvo, atsiprašau, išprievartautas. Tai čia yra, čia auka dar didesnė, čia nieko. Ir psichinis man netrodo, nes žmogus tada turi būti kaltas ir dėl to, kad jisai mirė kankinamas. Jis tada negali būti šventas, o ko jis numirė kankinamas? Tai čia man keiščiausių kažkokių, man atrodo, čia yra, aišku, čia ne man gal spręs, bet man tai jokių kliučių netrodo dėl to. Jokių. Šventumui jokių kliučių nėra. Tai, kad jinai taip išlindo iš viso. Nežinomas nei kapas, niekas, maldaknygė dingus. Va, prašau, keliauja. Ir tada dar vienas toks irgi klausimas. Amžiną atilsį Irena Veisaitė gerai pažinojo, šiek tiek pažinojo Adelę Dirsytę, nes jinai gyveno pas Ladigienę, kaip žydaitė buvo paslėpta, priglausta ir kartu su Ladigienė gyveno Adelė Dirsytė. Ir aš paskambinau, žinot, tiesiog taip laiku paskambinau visai prieš pat ten po kelių pusmečio gal iškeliavo Irena Veisaitė. Paskambinau ir paklausiau, jūs matėte Adelę Dirsytę, kaip jinai jums atrodė, jūs ją pažinojot, matėt. Jinai sako, žinot kaip, sako, paprasta moteris, sakyčiau, Ladigienė irgi turėtų būti šventa paskelbta ir jos truputį irgi turėtų būti renkami liudijimai. Ir aš galvoju, kodėl jai neišsiskyrė? Mesgi taip žiūrim ir ieškom, jau šventasis, tai turi labai šventas būti, tikrai matytis jo nepaprastumas. Ir kaip dabar ta Irena Veisaitė tuo metu nepastebėjo, kad Adelė tikrai yra nuostabi moteris. Ir paskui, žinot, tikrai man tai tokia mintis, kad jinai buvo labai paprasta ir jinai dėl to labai artima, man artima, ar ne, kaip irgi kaip pedagogai, kaip mokytojai, artima savo paprastumu, nes, žinot, labai šventi žmonės, tai jie taip labai aukštai ir atrodo, nepasiekiamai. O tas jos paprastumas man yra kažkaip labai savas, tartimas, kad nebuvo kažkuo labai tokia ypatinga, bet Irena Veisaitė sako, žinot, aš manau, kad turbūt jos tas nepaprastumas turėjo išsiskleisti, jos tas šventumas turėjo išsiskleisti, turbūt išsiskleidė tremtyje. Tremtyje jinai ir labiausiai ten vedė mergaitės, meldėsi, tikėjo ir visą laiką žiūrėdavo į saulėlydį vakare, ten, kur mano tėvynė, ten, kur mano pati gražiausia, išgodota, išsvajota, pati mieliausia. Tai jos tas žvilgsnis visą laiką į vakarus labai prisimenu, kaip jinai savo laiškuose rašo. Tai dabar aš jau šilčiau, geriau, patogiau jaučiuos. Pradėsiu provokuoti. Kada iškilo tas jos paprastumas ir kada pradėjau draugėm aiškinti, kad įdomu, norėčiau apie Adelę rašyti, reakcija buvo tokia beveik visų. Boring. Tas padarė iššūkį, kad reikia parodyti, kodėl nėra boring. Nes tikrai, ji buvo paprasta. Nieko nebuvo ypatingo apie Adelę, negu kaip beveik kokia moterėlė vaikščiojant gatve. Nebuvo. Ir tą mes truputį diskutuojam.
diskutavom su keletą iš tų postulatorių ir panašiai, kas padaro bent bažnyčios akyse švento, kaip išsiskiria. Ir tas ir yra kaip tik tremties metu, kad jį išsiskyrė, kad jį išdrįso tą maldaknygę, kad jį išdrįso melstis, kad nors buvo labai alkana, turbūt, žinai, ir šalta, ir viskas negerai, bet jį iš to kažkaip neprarado savo, kaip iškėlė, žmogiškumą, neprarado meilę Dievui. Ir tas yra, kas buvo jos tas, kad truputį išskirtina, nes kiek žmonių buvo Sibire ir žinai, gal pradėjo skriausti kitą, vogti jo maistą ar kažką panašaus, o jį vis tą kažkaip laikėsi. Ir ten yra tas, kodėl jį truputį skiriasi nuo visų. Aš tai irgi galvoju, kad jinai vis dėlto prasiskleidė, pražydėjo kaip asmenybė būtent tremty, nes kai skaičiau ten tos tardymo protokolus, tai jinai nėra ten tokia drąsuolė, kur ten gina ten tikėjimą ir viską kukliai atsakinėjo klausimus nuolankiai, bet matyt, žmogus prieina tam tikrą ribą, kai jis žino, palauk, tai kas čia aš dabar esu. Ir tas pasirinkimas, va toks kraštutinis jau ir būna. Ne kiekvienam išeina pasirinkti teisingai, o jai va kažkaip pasisekė ir tas ir iškelia į tą šventumo lygmenį, kaip tik tose ribinėse situacijose, kai ar tu čia, ar tu susigūši ir galvosi apie savo ten tą duonos kąsnį gal didesnį, o gal su kažkuo ir dalinsis tenai. Nu, vienu žodžiu, aš manau, kad kaip tik ta situacija ją ir įstūmė tokia iš galbūt drovios, kuklios, normaliai gyvent norėjusios merginos į va šitokį šventumą. Aš kai skaitau Adelės laiškus, tai man kažkaip visą laiką prisimena šventoji Teresėlė. Ir aš galvoju, kad gal čia, jinai turi per tuos laiškus tokį labai, kai jinai po ilgo kelionės iš Lietuvos, ją veža link Uralo ir gyvuliniuose vagonuose, kur neišleidžia žmonių, kur yra tik tai iškirsta skylė tualetiniams reikalams. Ir jinai išlipa ir jinai pamato dilgėlę. Ir jai tas gėlytė tokia buvo graži, sako, va, kažkas gyva, kažkas labai gražaus. Ir jinai taip poetiškai tą dilgėlę aprašo, apdainuoja, kaip Dievo sodą Teresėlė irgi, ar ne, kurie irgi buvo labai gražus Dievo sodas. Ir kartu dar prisimena man toks jos naivus gan, bet labai man feministinis požiūris. Jinai važinėdama, kai gyveno Kaune ir dirbo moterų draugijoje, važinėjo po Lietuvą, kalbėdavosi su moterim ir jinai labai tikėjo, kad jeigu moteris bus tikinčios, besimeldžiančios, jos užaugins labai tokius tikrus žmonės, Lietuvos patriotus, ir tai įveiksim mes tokiu būdu komunizmą per moteris. Tai man jos buvo toks gražus, šviesus, bet toks gan naivus požiūris, bet jinai tuo labai tikėjo, kad moteris yra ta, kuri gali atstovėti prieš komunizmą. Tada, kai grėsė jisai dar buvo nepriklausoma Lietuva, bet jau grėsmė iš Rusijos buvo. Ar ne? Tai kaip moteris, Adelė, kaip jūs ją matote? Ką jinai mums kaip moterims, jeigu jinai bus paskelbta šventoji, kokią žinią jinai mums kaip moterims gali perduoti? Aš tai tik džiaugčiausi, jeigu būtų moteris šventoji lietuvių sąraše. Ten iš tikrųjų ir dalinai ta kryptis sukosi. Ne į feminizmo, bet, žinai, čia vyras, dabar jau, aš manau, yra laikas moteriai. Kadangi čia yra mūsų
Nes kaip pradėjau aiškinti, esu katechetė, aš noriu padaryti taip, kad būtų gyva, kad dabartinis jaunas žmogus norėtų ją pažinti. Todėl žinai, galiu prisipažinti, kad buvo truputį vargo šitą knygą išleisti, ne vien tik, kad buvo ta pandemijos laikas, bet tuo pačiu mano rašymo stilius. Jaunas žmogus neskaitys ilgas eiles. Ir noriu, kad susipažint su žmogum, norėjau parašyti dalinai jos istoriją, bet taip, kad šviesiai tiesiai. Naudoju žodį lakoniškai, taip. Aš ten gal kaip mano protas veikia. Gali duoti man visą knygą ir ją bandysiu susumuoti į vieną paragrafą. Kad kitam žmogui nebūtų vargas. Adelė turi žinių, tai skaityti, jeigu norit labai detališkai viską žinoti, yra profesoriaus Bloznelio. Bet jaunam žmogui reikia trumpiau ir aiškiau parašyti viską. Tai aš turiu prisipažinti, pirmą kada nusiunčiau Rūtai tas dalykus, ji manė, kad čia tik buvo nuorodos. Ir sakau, kad žinai, tokios nuorodos, ką aš žinai, paveiksliukus ar panašiai. Ne? Negalvoju, aš taip ir supratau kaip tekstą ir visos tos iliustracijos paišytos šitam būtent tam pirminiam tekstui, paliekant ir vietos ir paskui jisai keitėsi ir kaip pasakyti, matyt, kaip knyga, kaip kūrinys keliauja, pats turi savo idėjų ir pasistumdo į vieną ar kitą pusę, bet iš tikrųjų iš karto buvo piešiama iliustracija, galvojant apie tą. Aš tik tai sakau, kad man medžiagos tai buvo nepakankama, kad aš sužinočiau, man reikėjo sužinoti, kaip apsirengus ir kurioje vietoje tas numeris. Pavyzdžiui, jeigu reikia nupaišyti, tai tu turi daugiau surinkti medžiagos, negu kad yra, bet tekstas nenuorodas, ne. Tai todėl Rūta labai gerai, nes ji galėjo daryti tyrinėjimus ir nuspręsti, kaip turi būti, žinai, kaip buvo apsirengus, kaip taip toliau. Aš to nenorėjau rašyti. Aš norėjau, kad tavo vaizduoti. Taip. Tai čia kaip tik aš ir noriu pasakyti, ne į tą klausimą apie feministės, bet kad... Mes nenorim į tą atsakyti. Aš noriu pasakyti, kad iliustracija yra kitas ėjimas, tai yra kitas pasakojimas lygiagrečiai, kuris nemokančiam skaityti yra atskira. Va, tu gali tik žiūrėti ir ką tu iš to perskaitysi. Ir jis turi tada turėti tokį emocinį, tokį dinkštokį, kad pasižiūrės, tu pajaustum, atsidurtum tam šaltį, tam drebų, visam siaube, tai tokia gąsdinanti, kad būtų ta iliustracija šiek tiek. Tai turėjau tokį tikslą. Tai tiesiog yra nekopijuojant visiškai, kaip pasakyti, pažodžiui ir nereikia, jis tada neturi poveikių, tas kopijavimas. Tai mes dabar turbūt sugrįžome prie pačios knygelės ir knygelės išleidimo, tai dabar išgirdome, kad ar ne buvo visa istorija, kaip knygelė buvo rašoma. Jinai augo, vystėsi, tai Grasilda gal gali pristatyti, kaip čia augo ta knygelė, kaip jinai keitėsi. Kodėl jinai keitėsi, ar jinai gerai pasikeitė? Yra geras klausimas, kodėl jinai keitėsi. Žinai, kada buvau toli, ir čia truputį, kada pabaigsim čia, pažiūrėkite iliustracijas, nes šiandien pirmą kartą sutikau Rūtą ir man buvo labai įdomu matyti, ką ji nupaišė ir kaip iš tikrųjų buvo įspausdinta. Tai žinau, kad ten truputį... netobulai viskas, neblogai, bet netobulai. Ir kada bet čia viskas atsimink vyko COVID laiku, žinai, negalima taip laisvai viens su kitu susitikti, gali e-mailą parašyti, bet staiga tas e-mailas gali dingti kur nors ir panašiai, tai surašymų irgi buvo. Ir tas, kad paprasčiau rašiau, bet norėjau, kad truputį gal grožiniai
daugiau. Bet aš moku rašyti. Aš taip nenorėjau rašyti. Aš norėjau rašyti šviesiai, tiesiai, kad būtų jau pradžia jos, žinai, dabar matau tą jau antrą knygą, kad būtų pradžia, susipažinti su žmogum, reikia tą pirmą kartą labas pasakyti. Ir, žinai, nepaklausi kiekvieną detalę, ar, žinai, bet ten po truputį susipažinti. Ir čia buvo tas tikslas, kad supažindinti jaunimą su tikrai svarbu asmeniu, bet taip, kad Rūtos iliustracijos tikrai daug prisidėjo, nes kaip jis sako, ir kaip sakė, čia beveik meditacija, gali ant kiekvieno paveikslo daryti. Neskubėk, žinai, perskaitot, pažiūrėti į paveikslą ir virškinkit. Eikim dabar į kitą paveikslą ir po truputį tokiais lėtais žingsniais su ją susipažinti. Nereikia, ir čia nereikia daug žodžių. Ir čia aš, kadangi iš Amerikos, pasakysiu, lietuviai mėgsta daug žodžių. Ir žinai, mes kada atvažiuoja į Ameriką pamoksliaut koks kunigas, tai jau žinom, kad jau reikia ir sumuštinius neštis. Ir po jau pirmo pamokslo prašom, laikom 10 minučių po tos pamokslus. Ir dabar ir popiežius pritarė, ką mes jau seniai žinojom. Tai taip tik norėjau pasakyti. Ar mes jau turim baigti? Ne, aš norėjau paklausti. O kaip, pavyzdžiui, vaikai, vis tiek pasakojat su šitą knygą tikriausiai ir vaikai Amerikoje jau, skaitė, arba kaip jie priima, kaip jie supranta ir Adelę, ir pačią tą knygą, ir tą formą, kaip... Čia dėja yra truputį problema Amerikoje, kadangi lietuviškoje mokykloje dar iki šiol nėra man paskyrę laiko ją pristatyti. Ir aš esu prašius, sakiau, bet Lemonte neranda laiko. Tai randu kitais būdais pristatyti, einu daugiau iš tremties pusės ir tuo pačiu paminiu Adelę. Ir taip pat su savo sutvirtinamaisiais. Kada kalbam apie šventųjų sąrašą, žinai, apie kas yra šventas, tai taip ir paminu apie ją. Tai taip tas viskas Amerikoje vyksta. Lietuvoje, nes čia yra, Adelė vis tiek yra Lietuvos žmogus ir kaip sakant, byla viskas čia rišasi Lietuvoje, tai gal yra lengviau tą viską. Bet anksčiau, kada buvo, man yra sakius, stovyklose, darė, kada maldaknygė daugiau apie ją kalbėjom ir panašiai, maldaknygė, tai ir jūs čia darėt, kur darėt stovyklose maldaknygas. Tai mes tą irgi darėm mūsų stovyklose, bet tas buvo truputį prieš šitą knygą. Dabar tikimės, gal jį vėl išjudins žmonės, kad reikia atsiminti, tas laikas labai viską uždarė. Ir tik dabar galiu sakyti, gal pernai jau aš ruošiau stovyklą užpernai Dainavoj, kur yra Mičigano valstijoje, bet dar skaitėsi COVID laikas. Tai ribota, kiek žmonių gali kviesti, kiek tas. Jau pernai buvo laisviau, tai dabar atėjo jau laikas, gal galėsim kažką daryti. Ja. Tai mano klausimai išseko diskusijai. Nebent dar kažko nepaklausiu ir kažkas labai svarbu, ką jūs norėtumėt pasidalinti apie šitą knygą. Suprantu, kad jinai skirta yra labiau jaunimui, ar ne, autorės ir su trumpais tekstais, su daugiau skirti meditacijai, ar ne, ne tiek susižinoti, pažinti Adelę, kiek atrasti tik ją ir pamėginti pabūti su ją jos maldos žodžiuose, kur yra įdėti iš maldaknygės, taip? Nepilnai. Čia parašiau ją pristatyti istoriškai. Bet kadangi ir čia,
kada jau ir taip, kad reikia pamastyti ir panašiai, bet reikia atsiminti, aš nenoriu šitą knygą naudoti kaip meditacijom ar panašiai, nes ten netinka vaikam. Tik netinka. Ir suaugusiai, sakyčiau, galėtų naudoti tą, bet jaunimui yra daugiau istoriškai, kad žinotų, kas jį yra. Nes aš dabar matau šitą knygą jau kitą knygą. Ir kur yra daugiau informacijos ir kitaip parašyta ir panašiai. Bet abi tinka jaunimui. Tik viena yra truputį vienaip. Ir ta, nes kada pradedam sakyti į šitą nežinau kaip aiškinti, tokį lygį, kad naudosim šitą knygą meditaciją ir panašiai, jį tuo momentu stabdo jauną žmogų. O aš norėjau Adelę pristatyti, kad susipažinkim su ją, bet nereikia daug apie ją žinoti, tik užtektinai žinoti, kad kažkas buvo ypatingo apie šitą moterį. Ir tada po to giliau ir giliau žmogus keliauna į tą, supratimą jos. Tai aš manau, tas buvo truputį problema pradžioj, kadangi, aš žinau, stilius yra lietuvių, vis tiek daug knygų su lietuviškais skaičius, bet tuo pačiu esu skaičius ir kaip amerikiečiai rašo. Ir vienas iš mano pavyzdžių, kur esu minėjus, buvo Ana Frank. Apie ją yra labai daug knygų. Ir yra visaip, kaip ją gali pristatyti, vienaip taip, kiti taip. Ir aš ten sekdama nutariau tokį truputį gal paprastesnį, nes ji pati buvo tokia kuklesnė ir taip iš to ir iškilo. Na ką, tai mes tada labai tikrai dėkojame, kad mūsų lietuviai Amerikoje galvoja apie lietuvius ir Amerikoje, ir Lietuvoje, mums parašo knygas, mūsų jaunimui parašo knygas, kad mes galėtume augti, atrasti, pažinti savo kankinius, savo šventuosius, savo žmonės, kuriais galime tikrai sekti, domėtis. Ir tada pabaigoje mes kviečiame Adelės maldai dabar. Tiesiog išdalins lapelius, kur išleista yra Adelės malda. Ir tiesiog pabaigai galime visi kartu sukalbėti maldą prašant Adelės Dirsytės paskelbti palaimintąją ir kartu paskui galima turbūt gyvai pabendrauti, prieiti ir pasikalbėti ir pabūti dar kartu. Gerai? Gal jūs norėtumėt paskaityti, Grasilda? Gerai. Gerai, tai kryžiaus ženklų pradėsime vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Visagalį Viešpatie Dieve, tikėjimo, vilties ir ištvermės šaltinį, tu palaikai ir stiprini pasitikinčius ir sekančius tavimi. Žiauriuose Sibiro lageriuose daugelį metų stiprinai mokytoją Adelę Dirsytę, kad liktų ištikima tavo valiai ir būtų pamokančių pavyzdžių artimui. Viešpatie, suteik malonę, kad tavo tarnaitė mokiusi žodžiu ir savo gyvenimu, o tikėjimu paliudijusi kankinystę, galėtų tapti mūsų užtarėja danguje. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Labai dėkojam visiems, kurie atėjote, kurie mylite Adelę Dirsytę ir gero vakaro visiems.